Alfredas Bernardas Nobelis, Nobelio premijos steigėjas. Alfredo Nobelio vaikystės ir studijų metai. Mokslininkas gimė 1833 metais, spalio 21 dieną, Švedijos sostinėje Stokholme. Šioje nuotraukoje matote Nobelių šeimą. Kairėje pusėje Alfredo brolis Robertas su jaunėle Emile, viduryje pats Alfredas Nobelis, dešinėje pusėje jo brolis Ludvigas, o nuotraukos viršuje jų tėvas Immanuelis Nobelis. Tėvas buvo statybos inžinierius ir išradėjas. 1938 metais kartu su Alfredu, kuriam dar tebuvo 5 metukai, persikraustė į Sankt Peterburgą, nes norėjo užsidirbti pinigų geresniam gyvenimui. Čia jis projektavo ir gamino jūrines torpedas, taip greitai pasiekdamas savo tikslą. Alfredo Nobelio motina Andrėja Asel, pasilikusi su kitais vaikais, pragyvenimui užsidirbo iš mažos daržovių parduotuvėlės. Kai vyras pagaliau užsidirbo pinigų, jie persikėlė gyventi pas jį. Turėdamas pinigų, Immanuelis savo sūnui nusamdė geriausius Rusijos mokytojus, kad šis gautų gerą išsilavinimą. Sulaukęs 17, Alfredas jau mokėjo 5 kalbas ir labai domėjosi literatūra. Alfredo tėvui toks sūnaus susidomėjimas nepatiko. Jis norėjo, kad Alfredas dirbtų pas jį įmonėje inžinieriumi. Tam, kad Alfredas praplėstų savo žinias chemijos srityje, tėvas jį išsiuntė mokytis į užsienį. Per 2 metus šis aplankė Švediją, Vokietiją, Prancūziją ir Jungtines Amerikos valstijas.